Tai bachūrai buvo padarę. O, žiūrėkit. Bandom. Davai, kad tu prisigėričiai nuvirtai. Šiandien vykstam į Alytų ir šiandien mes pirksime naują motociklą. Koks jis bus, matysime ir bandysime jį pilnai restauruoti arba paruošti pardavimui. Tai vis tiek sutvarkyti, nes šiuo metu jis yra su defektais. Žiedas čia jau prasideda. Nevairuokit ir filmuokit. O, filmuokit ir vairuokit. O, tai va. Nu ir žodžiu, defektas kažkas yra, plastikai baisus, tai daryti aš tikrai nenoriu, tai nurinksim. Ir ten kažkaip labai įdomi, tie plastikai jie nėra originaliai mano akimis, tai arba jie pritaikyti nuo kito modelio, kas yra panašu, arba ten kažkoks specifinis variantas, tai pamatysime vietoje. Ir pažiūrėsim, ar mums pavyks jį nupirkti, nes norėtųsi nusipirkti, nes čia dabar šiaip sau važiavau į Alytų 100 km kilų, tai nesąmonė. Tai varom. O tokį va pirksim, sutarėme už 400, pridaryta plemba čia, nežinau, reikia tų visų jam plastikų kitų, variklis dirba puikiai, nežinau, kraunam, pasižiūrėsim namie kaip ką, sutarėm, viskas puikiai, vo. Įvežėm monstrų. Bandom nusikraut. Gal dar pamatysim test drive pasidaryti. Įdomu kaip lekia. Ir ištrauksim į garažą. Ir viso. Paskui eisim ardyti. O dabar bandom kraut. Tai va, same part. Žodžiu, test drive neišėjo padaryti, tuščias bakas. Tada galvoju užpilsiu benzą, žiūriu šlangutę nuplyšus. Tai nieko nedariau. Tai esmė tokia, jog dabar mums reikia nusirinkti šitos plastikus, nes šitam vežame, šitas daroma, šitas gražus, darysime šitą gražų, darome taip, jog reikia nurinkti plastikus šitam ir išvežti tokias dalis kaip šitą, galinį tą rėmą reikia gal nudažyti jaučiu smiltelinį būdu, rankinėlės reikia nudažyti juodai, tada reikia ratus išsiplauti, pažiūrėti kokie būklė, jeigu nebloga, galinę šakę reikia perdažyti. Tokie dalykai turi nusidažyti, susitvarkyti, todėl prie to pačio vežimo reikia išardyti. O paskui ieškosim plastikų ir rinksim. Tai einam dabar nurinksim plastikus ir judėsim priekį, nes kas sveiki plastikai, tai šitie jaučiu tiesiog vieninteliai yra. Tas mesis lauk, tas, baisus. Ai va, nebent tą pačią dar išsaugot pavyktų. Bet tai kampas šiandien lūžęs, nebent plastikų tvarkytojai padarys. Tai vienintelį komplektą radau Vokietijai tik tai nežinau, 500, nei daug, nei mažai. Tai matysim, kaip čia mums seksis, bandom, ardom, žiūrim. O čia krosinio motociklo kėdutė gali pasitarnauti ne tik prie krosinio motociklo. Žiūrėkite, grandinės apsauga buvo padaryta. Da iš drakoninta girt belia kaip. Jie. Iš tiesų viskas daryta ant originaliaus. Tai įdomu. Ar originalį mums atliks taip lengvai? Tai bachūrai buvo padarę. O, žiūrėkite. Nusivalys jaučiu. Jaučiu, bus ledas. Čia akimirka, kada supratau, kad esu baisiai strigęs su šitą galinę šakę, nes vienas varžtas taip buvo kompaktiškai suktas, kad jį ištraukti neįmanoma buvo, bet šiaip ne tai, mums pavyko iškrapštyti ir vežam detalės dažyti. Taip, čia aš. Čia mano visas maksimalus greitis. Mėgau greitį. Dabar tenka viską mokytis iš naujo. Kauju, tik laikim. Po truputį, nes žengiame 24 sezoną. Viskas gerai. Grįžtam prie mūsų projekto, o toks mūsų baikas liko. Šiek tiek buvau detalės išsiėmęs.
išsiplaut. Tai va tas atiplovė. Tai išsiplovėm, kada čia. Tai va tos išsiplovėm. Biški, tai reikės dar gal išsivalyti. Nutep, nes dabar labai sausas plastikas. Tai reikia ištepti jį, išpurkšti, atsigaus. Dabar reikia gal priekį išsirinkti šiek tiek. Ratus gal reikia parsinešti, išsiplauti, pasižiūrėti kokie būklę. Tai tokie mūsų darbeliai šiandien laukia. Biškai įsiplausim, nes vis tik neišeina dar judėti normaliai. O dabar einam išsirinksim priekį ir eisim plautis dalykų. Nes kai švarus motociklas, tai jis ir važiuoja geriau. Ratas išimtas. Senai, kada taip lengvai išsitraukė šitas šakės. O šis. Dabar ratai tik tai išimti. Nieko nesilaiko, dar reikia šakės išsisiekti. Ir šiandienos tikslas bus išsiplauti ratus abu. Šakės išsiplauti. Ir dar čia gal nusirinkti visą tą priekį. Variklis su to aš nenorėčiau dar lies, nes jį reiks iškelt. O aš nelabai jėgų turėsiu tai. Ta gal paliksim, tai nusirinksim dar gal priekį, sakau, tos išsistumsim. Ras. Nežinai, kuo daugiau padarysi, to greičiau bus. Tai darom. Jibatsa, sakiau, kad jinai taip jau turėjo nukrist, kurni. Bandom. Davai, kad tu prisigėričiai nuvirtai. Ne, kažkaip reikia spręsti, gal ant žemės reikia dėti. Nusiardyti. Tai gugulinai po truputį, nes šit. Šakį išėmiau. Baukš tik tai žemyn. Davai. Dėdam gal ant žemės. Ką, metas išimt variklį. Atskirti rėmą nuo variklio. Ir viską bandyti išsivalyti, o paskui pradėsim rinkti. Tai bandom išimti variklį. Atjungt dar visus laidus, kiek yra čia. Atjungt karbą. Ir kel ant stalo ir valyti. Pagaliau išėmėm variklį. Laikas valyti jį, nes atrodo tai baisiai. Nežinau, atrodo, kad čia krosinis motociklas iš tiek, kiek žvyro aplinkui yra. Bandom, pažiūrim, kas čia bus. Įdomu šiaip cilindrą būtų pažiūrėti, bet nenuiminėsiu galvos, nes paskui reikia starpinės visas keisti, tai neturiu. Tai išsivalom, susitvarkom, eisim toliau ardyti rėmo. Galvojau, neardysiu čia to galios vožto, bet žiūriu, kad čia vos vaikšto, nelabai atšoka. Reikia išsiardyti šitą, išsivalyti dar visą. Nu va, visai nebloga būklė dar lyginai. Šiek tiek pakepęs. Nugramdysim, išvalysim. Čia dar atsidarysim viską, išsivalysim ir atgal ir... Nu, truputį parūgė, kažkas jau sulos, jau prisivingė, girdite, reikia valyti, žinai, jei nieko nebus, reikia išvalyti. Išvalyta visą tiurlą. Va, viskas išvalyta. Liko viską dabar susidėti, dar duslės tą išmėjau, išsivaliau. Čia tai tukšt. Surenkam, tukšt. Ir čia jau bus beveik completed. Overall, variklis tikrai puikiai atsivalė, viskas išsivalė, tepalo buvo nežmoniškai daug, su smėliu maišyto, tai jau gavos kaip smala, bet rezultatų džiaugiuosi ir judam toliau. Pam, ką? Viską išsiplovėm, viską pasidarėm. Ratai tikrai žiauriai gerai išsiplovė, viskas gerai, šiam kartui tikrai nedažysim jų, paliksim taip kaip yra. Variklį pilnai išsivalė, mačiau dangtelis yra. Tas išorinis, kur bendeksas yra su magnetu, yra įtrūkęs, bet ten minimaliai. Tai nežinau, šitą ar keisim, nes ir šitai reikia pakeisti irgi tą patį dangtelį, tai nebent vienu metu du gausim, tai tada pakeisim. Toliau viskas kol kas neblogai išsivalė, o paskui, kai dėliosim, matysim, ko mums trūksta ir ko mums reikia ką pasikeisti. Tai šiam kartu tiek, spaudžiam subscribe, jeigu pažiūrėjai iki galo ir varom kitą seriją dėliot.
turim beveik visas dalis. Laidai,